Sveiki atvykę. Pasibaiginėjom paskutinius mašinos darbus. Ant mašinos užklijavome naujus dekalus. Galbūt mums pavyks prisitraukti kokiu nors marketingo lydų. Žiūrėsim. Aišku, dar kad visi žinotų, mes ieškom draugų. Labas, aš Justas Urbonas, šito ralio automobilio vairuotojas. Dabar mes esame Rally LT bazėje, Vilko kartodrome ir baigiam ruošti automobilį Visagino rally. Praeitą savaitgalį darėm šuolį per ralio automobilį, šį savaitgalį darysim dar geriau, važiuojam į tikras ralio varžybas. Bus Visagino rally sprintas, tai bus pirmos mūsų rally varžybos ir bandysim lenktyniauti, aišku, visų pirma, bet tai nėra mūsų pagrindinis tikslas. Šias varžybas mes daugiausiai mokysimės ir bandysim labiausiai nesulaužyti inventorius. Ratai ant 110, ane? 110. Va taip dirbam Rally LT headquarteriuose. Check. Hansas check. Check. Batai check. Check. Persirengt turi. Neturiu triusių. Tentai? Kur tentas? Tentas. Žodžiu, operatorius sako, kad susirašėm, bet iš tikro dar ne. Jau yra po 4:13, o mes turėjom išvažiuoti antrą. Bet kaip matome, dar pilna aplink mane detalių, kurias reikia sukrauti tą nuostabų Suburbaną. Tai žodžiu, gaunasi kaip visada, nori išvažiuoti antrą, o išvažiuoji 5:30. Bet jaučiu taip gausis, kad mes su Nojuku važiuosim iš anksto, susirašysim tą trasą, o likusi komanda atvažiuos su koviniu automobiliu iš paskos. Kodėl biškiai užsitęsė šitas reikalas? Todėl, nes vakar vyko didžiulis remontas viesos. Buvo keičiama turba. Turbos resursas pasibaigė ir jeigu nebūtume pakeitę turbinos, tai tada gali būti, kad tiesiog būtų viskas suėję į motorą, sparnuotę visą. Šiaip turbinos resursas 500 km. Tai pravažiavus 500 km reikia keisti. Taip, tai susirašėm greičio ruožus, viskas gavosi šiek tiek ekstremaliai, nes vėlavom vakar, tai rašėm greičio ruožus naktį, bet pavyko tai padaryti, Visaginą susirašėm, žiauriai sudėtingi šiaip greičio ruožai. Pirmą greičio ruožą 18 km Visagino rašėmės dar esant saulei, o antrą rašėmės jau sutemus, bet viskas gerai, nes ten buvo mūsų home runas. Visa mūsų patirtis sukaupta važiuojant žvyrų yra mūsų home run ruože. Buvo klaidų, bet ne per daugiausiai, nors ir vakar nusivėlinom, bet kaip ir viską tvarkingai susirašėm. Šiek tiek turėjom kuriozų. Reikėjo važiuoti į Visaginą, tada iš Visagino atgal į Kauną, nes palikom homologacijos knygas. Tai buvo pasiųstas komandos vadas ir šiandien viskas gavosi, tai pasiruošę važiuoti.
Mes startuosim ant Rino galo apie 11 valandą ir žiūrėsim, kaip seksis. Gerai, taip, Domantai, tai žodžiu, čia Justas pakalbėjo labai gražiai, viskas atrodo smagiai, susirašėm vakare, vėluodami. Kaip ir būtų viskas taip ir fainai pasibaigė. Tačiau po paskutinio ruožo mes grįžinėjom namo, skuodžiam leistinų greičiu pro mišką ir tik bubum, o akmuo pasijuokėm, fainai, viskas gerai, grįžom ir ryte reikia užsikurt mašiną ir tepalas slėgiaus nėra. Susirašym, automobilis numiro. Greitai apsižiūrėjom, kad turim parke, pasiėmėm didžiausią džipą, kokį tik radom ir sėdam važiuoti šiandien tikrintis ruožų. Manau, kad esam pasiruošę startuoti šiandieną ir parodyti kažkokį tais gražesnį vaizdą mūsų susirašymo ir manau, kad viskas mums pavyks ir finišuosim šiandien. O kaip operatorius pamiegojo, gerai pailsėjo šiandien? 4 valandas, O, tai sočiai. bet realiai tai žiauriai nusmigau iš karto. Mes irgi šiaip pailsėjom tik tai kokias 3-4 valandas, bet kai miške miegi, tai tas miegas visiškai kitoks. Tai va su šitą baržą važiavom tikrintis, bet šiaip labai gerai, nes patogus automobilis, aukštai sėdi ir visas kelias labai gerai matosi. Gal net ir dar geriau išėjo. Turim tokį įdomesnį momentą. Vakar naktį užsirašinėjom home greičio ruožą ir lygtais nematėm šikeinų. Keinas yra 3 šieno kupetos ant tiesaus kelio, kur labai didelis greitis ir neužsižymėjom. Dabar žiūrėjom video. Įrašytas Visagino greičio ruožas šitų organizatorių, bet jie nepažymėjo šikeinų iš viso. Tai bandysim susitart gal su kitais lenktynininkais, kad pasakytų mums, ar jie užsirašė tos šikeinus ar neužsirašė, nes kitu atveju mes galimai pareisim ant labai didelio greičio į šieno kupetą, o prie tokio greičio ta šieno kupeta panaši į betoną šiek tiek. Tai. Jo, kas gelbėja tai, kad visi šikeinai, kiek užsirašėm, yra atvirose zonose. Ir tas šikeinas, kur mes galvom, kad jis ten yra, irgi atviroje zonoje. Tai jeigu pirmą tą dalį iki nežinomo šikeino atvažiuosim pakankamai atsargių tempų, mes įspėsim dar pamatyti pravažiuoti, o toliau tai mes jau viską žinom, tai galėsim minti tolimesnį maršrutą pilnų gazų. Bet manau pasidalinimo informaciją gal kažkokią tai suderinsim, aptarsim, pasidalinsim ir bus gerai. Bet čia antras greičio ruožas, tai reikia dar iki antro greičio ruožo davažiuoti, o pirmas greičio ruožas tai 18 kg, žiauriai challenging, šiaip ten yra ir kelio iš asfalto, iš blokų tokio nematyto, tai reikia išsaugoti inventorių ir kažkaip dasigauti ir užbaigti šitą ralį sėkmingai. Toks yra mūsų didysis tikslas. Daug puslapių stenogramos, daug vartymo, daug skaitimo, daug klausimo ir reagavimo, bet, kaip sakant, mes pasirengę tam. Svarbiausia, kad be triusikų važiuojam. Taip, šitas yra svarbiausia. Palaidais lekiam ir bus gerai. Alright, 80. Tai mes neužsirašėm. Ne, tai mes turim 1, tada 2, 6 šikanai. 5 šikanai. Mes patį pirmą pramazinom. Jo, nes pas mus čia atstumas, jaučiu, kad 200 plus kem plus 100 yra per daug. Nu, tai va, iki kresto 200 galim, tada jau košinas bus, kol nepravažiuosim, nes po to visus turim. Ačiū labai. Dėkui. Nu, išsiaiškinom, žodžiu, pramisinom vieną šikeiną. Vieną kažkur, kur pasižymėjom. Bet viskas gerai. Jo, tai tiesiog tą visą home runą, pirmą ruožiuką atsargiai, tušinukas rankoje, pamatysim šikaną, greit susirašysim, jau kai antrą kartą rūksim, tai rūksim kiek eina. Svarbiausias dalykas prieš startą, tai sutikrinti svorius, kad būtų kuo mažesnis, tai va dabar tą ir padarysime. Bam bam. Sveiki mažučiai, esame šiandien prie šio nuostabaus gražaus automobilio. Aš esu vienas iš mechanikų. Kokios nuotaikos prieš startą? Super, dabar va užsidėsim šitą nuostabų, gražų, naują Hansą ir ruošimės važiuoti. Važiuosim. Kaip jūsų nuotaikos prieš startą? Oi, labai geros. Biški iš tikrųjų pradedu truputuką jaudintis, bet tai yra normalu, nes jeigu nesijaudinsiu, tai užmėgsiu. Šiaip viskas gerai. Startuosim už 40 minučių ir pakankamai gerai susirašėm greičio ruožus, bet aišku bus pirmas greičio ruožas iš visų gyvenime važiuotų, tai
bus biški galimai challenge'as. Žiūrėsim. Gandrą ištraukiu. Gandriuk pisk nuo kelio. Gerai pasiruošęs? Taip, girdi mane gerai? Sveiki gyvi, šiuo metu mūsų ekipažas grįžta, turėtų jaunio žirgio pasirodyti, šiuo metu ruošiamės pilnam servisų patikrinimui, bus keičiami ratai, užpačiamos padangos, patikrinamas kuras, bei keičiama GPS-inė dėžutė, nes jau antra yra, štai kolega turi. Taigi, sugedo dvi, turim trečią, tai turim staigiai pasikeisti, turim kem 5 minutės viską apsitarnauti ir tikėkime, kad viskas bus gerai ir laimingai. Kaip susivažiavo? Viskas gerai. Pirmas ruožas važiavosi easy, nespaudėm, bet nesam paskutiniai. Esam 13 iš 16, tai galim to pasidžiaugti. Šiaip važiavom ne pagal techniką, o tiesiog labai lengvai. Realiai nebuvo to stabilaus, tvarkingo važiavimo, kad arba gazuojam, arba stabdom. Buvo tiesiog krūzas plius minus, tokių pavojingų atvejų iš vis nebuvo. Dabar pripratom biški prie automobilio, antrą greičio ruožą jau tikrai jausimės daug geriau. Tai čia buvo apsipratimai. Va, pravažiavom pirmą greičio ruožą. Tai pirmi ruožai, pirmi bairiai. Susireguliavau mikrofoną taip, kad jis manęs negirdėtų. Kitaip reiktų padaryti, kad girdėtų, bet taip gavosi. Tai daug rėkiau, prarėkiau balsą. Šiaip važiavom gerai, saugiu tempu, prasibandėm. Pamatėm praleistų šikeinus, pasižymėsim. Bet jie taip aiškiai matosi, kad atskridom, sustabdėm, viskas gražiai išėjom, nieko neišvartėm. Kaip sakant, labai solidariai. Dabar lauksim antro greičio ruožo, antro starto. Mikrofonas jau bus arčiau, gal taip nereiks rėkt ir mane visi girdės. 1, 2, 3, mes laimėsim. 1, 2, 3, mes laimėsim.
buvo žiauru. Jau dabar tai davėm gazą. Džiazas. Va taip, super, antras rokas. Pagavai mus ar nematei? Faktas pagavau. Faktas pagavai, super. Jeigu tu pagavai, tai tada visi matėm. Jo, ten kur Radkrestas yra. Jo, aš bandysiu ten. Jo, ten tai geras. Ir ateinam, jo, left right chicainas ir žiūriu kažkaip nelėtėjom ir prasideda pum, nakui per tos bėgius ir taip, opa, į skersį mes į tą chikaną įeinam ir jis su kabino išnešė. Galvoju, kaip veidrodėliai eis, bet viskas gerai, prakabinom, suskaitėm, išlėkėm. Tėvas skambina, sako, sulaužiau mašiną. Sakau, ne. Dar ne. Dos dar vieną garalį garažą daryti. Kaip sakant, 2 veidrodėlius prie garažo, tai tikrai turim. Ten jų netrūksta. Tikrai netrūksta. Dar juodi, greiti. Iššausim greičio juostą per vidurį. Bus pasako grožis skanu. Ir nunešat veidrodėlį, tai čia greičio įrodymas tik tai yra. Tai mes dar pakankamai lėti, kad nenunešti veidrodėlių, bet pakankamai greiti, kad jau to rizikuoti. Ir nereikia nei to orų garažą atgaudinėti. Pompa štuką eurų. Pompoji ir nesipompoji. Ir viskas, ir viskas. Va, tau, technologijos jos gadina. Technologijos. Kad tipo mum kaip svečiam nebūtina važiuoti iki regrupingo, reikia tik, kad šturmanas daeitų iki ten to. Bet aš galvoju, kad darom viską taip, kaip turi būti. Ne, darom kaip turi būti. Važiuojam, viską tvarkingai, pirmas blynas turi būti geras. Jo, turim viską išgyventi, visą experienciją susikrauti, pakeisti to mašinai bereikalingai. Visą Kad suprast, iš visų klaidų reikia mokytis. Taip, ir man šitas labai patiko. Ne, tai jie turi cilindrai. Ten yra 4 cilindrai. Tai gal kartu pabūna valdą, ką žinau, ateisim. Tai ateisim, taip, nebūtina mes stovėti. Mašiną numės. Aš noriu su Domantu kartu pabūti. Domantas už 40 minučių važiuoja. Kur? Ieškoti, turi filmuoti. Tu su manim pririštas, Domantas tau nepasakys tą magramą. Jisai sakė, kad kažkaip prisidėjo. Pasiruošęs valandą laukti? Oi, labai pasiruošę. Ne paskutiniai. Tas svarbiausia. Kas veidrodėlį nutiko? Žodžiu, važiavom, labai greit važiavom ir buvo toksai Kelio Tvorelė? krašto žymėjimo plokštelis. Toksai plokščias Jisai buvo juodai. trajektorijos padėt. Buvo tiesiog 6 right, šnai tiesiai ir ten jau leftas ir buvo tik veidrodėlio nebėra. Pam! Taškai užskaityti, greitis daro viską. Kaip pravažiavimo vertinat?
Super. Gerai, Turim vietos, kur tobulėt, tas yra faktas, bet dar kartą grįžę, manau, liosiai nušveistume dar kokią minutę. Skaityk jau nebegalėjo vidury mes. Vidury. Per pirmą ralį, vidury. Taip, mes jau vidury per pirmą ralį viskas pagrindiniam konkurentam, kurios mintyse turim į kaulus davėm. Tas yra svarbiausia. Žinai, svarbiausia yra moralinė pilnatvė. Mes ją turim, mes esam užtikrinti savim ir dabar laukia 5. ir 6. greičio ruožas. Jie nežino, kad mes treniravomės visą savo gyvenimą su kartingais. Ant asfalto mes esam namie. Tai, kaip sakoma, parodysim jiem iš kokio molio dėlės. Ant žvyro kažkur terasui sėdim, bet įeinam į chatą, ten asfaltas, ten matai. Karotė, ne, klausykit. Kairė kažkur į kampą nuvirtę. Ir ilga dienelė, iš tikrųjų, Žinot, kas geriausia? Kad ėjo mašina tiesiai, ryto veidrodėliai, visa kita, galinis tas plastikas, bet numeriai ant skočio išsilaikė. Žodžiu. Trūksta žodžių. Esam labai patenkinti. Viskas įvyko kaip planavom. Baigėm sėkmingai. Atidirbom, darbo įrankis išvažiuoja. Tegul ilsisi šiandieną, atidirbo puikiai. Biškį ausį nukandom, bet nieko tokio. Ai, čia tausų, žinai. Aš iš savo pusės šturmano pasakyčiau taip, technika atitarnavo, gražiai, tvarkingai, jokių kaprizų nebuvo. Mechanikai dirbo puikiai, VRC lygis. Atvažiavom, bam, pakėlė, balčekai, fluidčekai, viskas, bam, nuleido, važiuojam. Vieną, ką padarėm tokio skriaudžiančio tai mašinai, tai šiek tiek tas X-Rite baisiai gerai užpjovėm, nusikirtom veidrodėlį, kurio galiausiai mum ir nelabai prireikė. Ne. Ir visas savo, paimkim taip, dar nepatirtas, bet jau dabar ištirtas klaidas, pasistengėm atpirkti slalome, kas, manau, mum puikiai atsipirko šitas bandymas. Ilgametė patirtis, kaip ir sakėm. Kartingai daro dalykus. Mes esame asfalto dievai. Taip. Mes tai parodėm. Ir mes atlėkėm pirmas ralis, pirmas slalomas su ralinė mašina ir mes pasiėmėm 3. vietą. Prizinė vieta. Bam, tiesiog, va taip. Opa ir yra. Tai sakyčiau, kad tai yra puikus rezultatas, dar puikesnis tai, kad mes finišavom savo eiga, grįžom į servisą, savo eiga užkrojom automobilį, niekur jo netempėm, netasėm ir mes grįšim pakartoti tai ateityje kitą savaitgalį. Jo. Dabar kiekvieną savaitgalį tiesiog lėksim, būkit pasiruošę. Vaizdų bus daug. Dar šiaip kaip mechanikas galėčiau pakomentuoti tokį vieną dalykėlį, kad norėčiau paspausti vyram ranką, kad nesulaužė mašinas ir turėsiu laisvę savaitę iki kito šeštadienio. Labai gerai mechanikavo. Su ta ramia gaida uždarom šiandienos ralį. Varom į pirtį. Varom Į pirtį, į ežerą ir... Į kelią, į tiesiog tokią ramybę įsėsim pagaliau. Šiandien prisiklausėm triukšmo, dabar galima bus išgirsti tylos. Labai daug triukšmo. Pasinerti tylą, viską dar kartą suviršinti, visas šitas emocijas, kurios dabar tvyro ir tada pasimatysim kitą kartą. Tai va.